Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys visą parą ištisus metus prižiūri 3,3 tūkstančių kilometrų ilgio vamzdyną. Jei jame įvyksta avarija, bendrovė siekia ją likviduoti kuo operatyviau. Tai Vilniaus vandenų komandai kasdien daryti padeda išmaniosios technologijos. Pavyzdžiui, po vandentiekio tinklus važinėjantis robotai. Turime TV diagnostiką, tai robotas valdomas nuotoliu, turintis 360 laipsnių valdomą aukštos kokybės vaizdo kamerą, kuri geba keliauti vamzdynu, o darbuotojai iš operatorinės automobilyje gali tiksliai identifikuoti pažeidimo vietą, nustatyti avarijos mastą. Vilniaus vandenys į mobilią TV diagnostikos įrangą investavo apie 150 000 eurų. Taip užtikrinamas ne tik darbų greitis, bet ir darbuotojų saugumas. Toliau turime šulinių techninės būklės nustatymui bei įgriuvų atsiradimų priežasties nustatymui naudojama teleskopinė vaizdo kamera, vėlgi taip pat valdoma planšetė, išvengiam leidimosi į šulinį, užtikrinam didesnę darbų saugą. Tinkluose vykstančios avarijos ir gedimai yra iš karto atvaizduojami interaktyviame avarijų, gedimų ir planinių darbų žemėlapyje Vilniaus vandenų svetainėje. Jame gyventojai gali stebėti ir avarijų likvidavimo greitį. Turint išmanes technologijas, robotus, teleskopinės lazdas ir aukštos raiškos ir kokybės video kameras, mes jų pagalba galime aptikti gedimų, avarijų arba nutekėjimų priežastis, išvengdami žmogaus nusileidimo į šulinį. Siekiant sukelti kuo mažiau nepatogumų klientams, avarijos lokalizuojamos vidutiniškai per 2 valandas nuo pranešimo apie jas gavimo. Jei avarijoms likviduoti reikalingi žemės kasimo su sunkiaja technika darbai, vidutiniškai per 9 valandas. Vamzdynų gedimai sutvarkomi vidutiniškai per 2 valandas. Jeigu matome, kad avarija didelės apimties ir likvidavimo darbas užsitęs, tai bendrovė proaktyviai pasirūpina alternatyvių vandens tiekimų, pristatome vandenvežes ir pagal poreikį atvežam vandens smulkioje taroje. Skaičiuojama, kad pasitelkus naujausias technologijas, avarijų ir gedimų likvidavimo darbai praėjusiais metais vyko beveik 20% greičiau. Todėl technologijos bus diegiamos toliau. Šiemet bendrovė planuoja įsigyti 3D šulinių skanavimo įrangą, kuri leis nesileidžiant darbuotojams į šulinį sudaryti jo 3D modelį, o šį panaudoti skaitmenizuojant tinklą, vertinant šulinių būklę.